Mieli ir mylimi rivilistai, papasakosiu, kaip gimė šis renginys. 3 istorijos. Pirma istorija. Potencialiam klientui mes pristatome sistemą. Jisai yra pasikvietęs į pagalbą auditorę, kuri su daug įmonių dirba. Ir mes pasakojam ir jinai sako, va šito tai Rivilė tikrai neturi. Mes sakom, tikrai turim, žiūrėkit, ir galim parodyti, ir gidę parašytą, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada pasibaigus mūsų susitikimui, auditorė priėjo, sako, jūs kažkaip turit prinešti tą informaciją, kad jūs naujų dalykų vis atsiranda ir atsiranda. Aš jau tiek įmonių audituoju, tiek jau galvojau, kad giliai žinau viską, ką jūs turite, ko neturite, bet pasirodo yra kažko tokio. Aš suprantu, kad jūs rašote naujienlaiškus, kad jūs ten gidą darote, bet aš jų neskaitau. Kažkaip prineškit. Antra istorija. Mūsų Virgilija, kuris šiandien irgi bus ant scenos, sako, turėjau susitikimą su būsimu klientu. Jo metu dalyvavo ir vyrbuhalterė, kuri jau kitoje įmonėje dirbusi daug metų su Rivilė Gama produktu. Ir po susitikimo jinai man sako, išgirdau labai daug naujų dalykų, kurių nežinojau, kad yra. Tai aš būčiau jau praeitam darbe senai jos pritaikiusi. Šitiek sugaišau savo laiko darydama neefektyviai. Čia to pačiu visiems jums labai ačiū, kad keičiate įmonę, tai Rivilė Gama keičiasi tenais irgi, atsiranda. Ir trečia istorija. Mūsų Violeta, kuri irgi šiandien bus ant scenos, sako, ką tik turėjau mokymų grupę pradinukų. Tai reiškia žmonės, kurie visiškai Rivilė Gama nemoka ir praėjo pradinį kursą, tą pradedantiesiam. Ir jų vadovė, kuri jau daug metų dirba su Rivilė Gama, sako, aš tam pradedančiųjų kurse šalia pasėdėsiu, kitus darbus darysiu ir pažiūrėsiu, apie ką jūs kalbėsit. Ir po kursų jinai sako, žinokit, aš ir savo išgirdau kažką naujo, o kursas buvo visiškai pradedantiesim. Ir daug daugiau tokių istorijų atsitiko, kur mes supratom, laikas sukurti kursą pažengusiam, kurie kasdien dirba su Rivilė Gama ir kažkada išmoko, kažką tai įsisavino ir mes, žinote, esame truputėlį savo įpročiuose. Gerai, nusprendėm, kad per šią vasarą jį sukursim, o kaip tą kursą prinešti prie kiekvieno jūsų, čia, kurie salėje sėdite, tie, kurie prie ekranų sėdite, pasiųsti laišką, kokia tikimybė, kad kas nors laiške atsidarys tą nuorodą ir viską praeis. Padaryti kažkokį nedidelį video pristatymą, greičiausiai irgi toksai poveikis bus mažas. Ir sakom, gerai, reikia padaryti didelį renginį, kur visi susirinktume ir pačiupinėtume mažą gabaliuką to kurso, kad paskui visi grįžę namo galėtų pasižiūrėti, persiųsti kolegom, kažką savo išmokti naujo. Ir galvodami apie šį renginį, iš karto susitarėme, o kokio norime jausmo kiekvienam jūsų, kiekvienam dalyviui. Pirmiausia, tie, kurie yra gyvai. Tai norime, kad jaustumėtės, kad atėjot ir jūs pasitiko, kad susipažinote naujų žmonių, kad sužinojote naujų dalykų, kad galėjote užduoti renginio metu klausimus ir gauti atsakymus arba renginyje, arba po jo, kad paskui turėtumėte įrašą, turėtumėte visas nuorodas. Tie, kurie prisijungė nuotoliu, tai norėjome, kad labai efektyviai panaudotų tas kelias valandas, nes galbūt buvo per toli ar per sudėtinga atvažiuoti čia. Turėdami visą šitą patirtį, išsikėlėme savo tikslą. Šiandienos renginio tikslas tikrai nėra papasakoti visko. Šiandienos renginio tikslas yra jūs sudominti, grįžus pasižiūrėti daugiau.
Vienas vienintelis tikslas. Ir jūs paskui galėsit pasidalinti, ar mums nors kiek pavyko. Ir kad tą tikslą pasiekti, mes susidėliojame programą, kurią labai trumpai ir prabėgsiu. Tai pirmoji dalyje Violeta, mūsų mokymo veiklų vadovė, papasakosi, kaip susikurti savo patogią darbo vietą ir kokios yra naujovės lygamoje iš paskutinių dalykų. Ir tada jau mes turėsime mūsų kolegą Marių, vykdomąjį direktorių atsakingą už skaitmenizavimo ir integravimo sprendimus, kuris papasakos apie mGamą portalą, dokumentų ir darbuotojų portalas, apie mSkaną, truputėlį kelis sakinius pridės apie mūsų web servisus skirtus integruoti su kitom sistemom. Tada turėsime atsakymų į klausimus, tokią sesiją, kur mūsų aptarnavimo vadovė Virgilija pristatys, kuri beje prižiūri mūsų gidą ir didžiąją dalį tekstų visų jinai parašiusi pati. Kaip užduoti klausimus, toj parodysim. Tas bus tikrai jums patogu ir paprasta. Ir tada tiem, kas esate online, tada bus toks trumpas apibendrinimas ir uždarimas, kurį padarysiu aš. O tie, kas esate čia, tai beveik 20 žmonių yra iš VB, Revilės ir Revilė Gamą atstovaujančių įmonių, kurie pasiliks su jumis iki 4:30 ir mielai pasistengs atsakyti visus klausimus, kurie kilo. Į tuos klausimus, kuriuos jūs būsite uždavę ir mes būsime neatspėję atsakyti, atsakysime vėliau raštu ir persiusime kartu su renginio įrašu. Tai reiškia, kad bus įrašas, bus atsakymai į klausimus ir gale dar mes klausime, o kaip patiko renginys ir irgi stengsime panaudoti tą grįžtamą į ryšį. Va dabar šitam ekrane parodysime, kaip galima užduoti mums klausimus. Reiškia, paimkite savo telefoną, visi galim pabandyti. Paėmus telefoną į naršyklę, kokią turite, nesvarbu, veikiant visų, galima suvesti adresą arba sli.do arba tiesiog pilną adresą www.slido.com. Kai jį suvesit, ten pačiam viršui toks bus mėlynas užrašas Joining as a participant, prisijungti kaip dalyviui. Tai į tą vietą reikia įvesti kodą 300 600, 300 600. Pakelkit ranką, jeigu kam nors pavyko ten patekti. O. Puiku. Reiškia, sistema veikia. Dar palauksiu kelias sekundės. Kai kam gali būti priklausomai nuo telefono ir naršyklių nustatymo veikia tik pilnas adresas, sufleruoja man iš pilnos eilės. Tai kai kam veikia trumpasis, kai kam veikia abudu, kai kam veikia ilgasis. Dėl to pateikėme abudu. Labai dėkui, kad pasidalinot. Tai viso renginio metu čia galite užduoti klausimą ir galite būti ramus, kad jis anksčiau ar vėliau bus atsakytas. Reiškia, mūsų Virgilija žiūri, kokie bus klausimai ir aktualiausių klausimų atsakymų metu juos atsakinės, bet kadangi greičiausiai klausimų bus daugiau negu laiko, tai likusius atsakysime vėliau. Matau, vyksta ir pagalba kaimynui. Tai to ir labai tikimės, tikiuosi, kad tie, kas prie ekranų esate, jums taip pat lygiai puikiai sekasi prisijungti ir jūs galėsite klausimus užduoti. Net yra galimybė ir klausimą reitinguoti. Jeigu vedat klausimą, bet pamatėte, kad staiga įkrito jau lygiai toks pat, koks jūsų, galite tiesiog spausti laiką ir tas klausimas pakils į viršų mūsų sąraše. Ir paskutinis dalykas, labai svarbus šitam atidarimui.
atėjom čia sužinoti truputėlį kažką naujo ir susidomėti. Todėl jauskimės visų pirma laisvai. Paskambino direktorius. Pakelkit ragelį, išeikit, jokių problemų. Jeigu kažką savo eilėje turėsit pakelti, tai tiems, kad atsistos, bus sportas. Sportas padeda smegenim geriau įsisavinti informaciją. Galbūt išgerėt kavos, prispaudę pasniukštukus. Tikrai drąsiai išeikit, grįžkit, viskas yra įrašoma, nieko neprarasite, tiesiog praleiskim tą laiką gerai. Ir pats paskutinis dalykas, ko mums reikės šitame renginyje vėliau, bet pradėti reikia dabar, jeigu nepažįstate savo kaimyno iš kairės ir dešinės, tai kol ateis Violeta, susipažinkite. Vardas ir kaip susijęs su Rivilė Gama, nes paskui bus keletas dalykų, kuriuos reikės nuveikti kartu. Tai susipažinkite, kol jūs susipažįstate, Violeta tada kviečiu pačią į sceną. Tai laba diena visiems. Kaip girdžiu, jau labai smagiai sušurmuliavot ir susipažinot. Labai gerai. Pažintį pratęsime jau šiek tiek vėliau. Man labai gera matyti jūs taip gausiai susirinkusius, mūsų programos kūrėjus ir ekspertus. Nes jūsų klausimai, jūsų poreikiai pavirsta mūsų programos sprendimais, mygtukais, visais kitais funkcionalumais, taip pagelbėti ir savo, ir sukuriam kitiems klientams patogius valdymus ir funkcionalumus. Vilius jau paminėjo, kad turime gidę naujovę ir visas naujienas aprašome ir pateikėme jums gide, siunčiame naujienlaiškius. Tai Gama kursą šiandien dienai esame papildę ir naujų kursų, kurį pavadinome kursų pažengusiems. Į čia nugulė situacijos, kurias aš girdžiu mūsų mokymų susitikimų metu, įvairiausius klausimus ir manau, mes ateityje dar šį kursą ir praplėsime, nes susitikimai vyksta ir jų vyksta tikrai gana daug. Tai tikrai kviečiu pasmalsauti, ateiti į Rivilės gidą, susirasti Rivilės akademiją ir pavaikštinėti po mūsų kursus pažengusiems. Dabar trumpai, ką šiandieną pristatysiu. Pradėsiu nuo patogios darbo vietos ir po to jau supažindinsiu su mūsų naujausiais programos funkcionalumais. Įvairiausias temas ir pavyzdžius paminėsiu plačiau, kuriuos čia esu išsirašiusi. Daugiau, kaip ir minėjau, yra kursuose pažengusiems. Ir pabaigsiu pažintimi su mūsų robotuku Rai. Taip. Pereinu į visiems mums puikiai pažįstamą langą ir pradėsiu šiek tiek panašiai, kaip aš ir vedu mūsų kursus, tie, kas pradeda dirbti su programa. Paprastai programoje, kai jūs atidarote, šoniniam kairiam kampe yra mūsų mygtukai ir tikrai neretai išgirstu, kaip jos būtų galima užgesinti. Tai iš karto pereinu parametrų sąraše, mes turime galimybę juos išjungti ir tuomet sekančius kartus kairysis kampas neužsiklos mygtukais.
Kitas dalykas, tie, kas dirba su ne viena baze, su daugeliu bazių, tikrai yra patogu pasikeisti programos foną, įsidėti įmonės logo, kad jūs tiesiog atpažintumėt, kurioj programoj esate. Tie parametrai taip pat jie yra parametrų sąraše. Logotipas ir fonas. Ką toliau norėčiau parodyti, pereiti į pardavimus, kaip pavyzdį. Pardavimų langą irgi turėkite omenyje, jūs galite jį ir ne tik pardavimų, visus programos langus jūs galite susistumdyti jums reikiamų dydžių ir užfiksuoti pokytį, paspaudę dešinį klavišą ant klaustuko. Nežinau, ar atkreipė dėmesį, tikrai visi naudojatės analitiniu mygtuku, ten spaudžiate dešiniu klavišu ir iškrinta kelios opcijos ir pasirenkate tą, kuri yra jums naudinga, ten įeiti DK įrašus ir panašiai. Su klaustuku ir dar ir daug kitų yra mygtukų, kuriuos jūs galite paspaudę dešiniu klavišu pasirinkti daugiau negu vieną veiksmą. Tai vienas iš jų, tai greitas yra išėjimas iš žinyną, kitas padės išsaugoti lango padėtį ir dydį. Taip pat paminėsiu, kad stulpelius jūs irgi galite susidėlioti jums reikiamų eiliškumu. Tuos, kuriuos norite, galite išsinešti į priekį, taip kaip jums būtų patogiau. Užfiksuoti šį pokytį reikėtų per kairiajame kampe esantį mygtuką. Ir čia yra du geri pasirinkimai. Jūs galite ir išsisaugoti tą, ką susistumdėte, ir išsikelti atidarytam sąraše esančią informaciją į Excelį. Tai tikrai yra patogu ir greita ir tada nereikia ieškoti tam tikros ataskaitos. Naujausioje programos versijoje kolegos praplėtė ir taip visiškai nesunkiai padarė galimybę įdėti papildomą stulpelį. Tai turėkite omenyje, jeigu būtų patogu atidarytam lanke matyti iškeltą dar kažkokią papildomą informaciją, jinai tikrai labai yra nesunkiai aprašoma, kreipkitės į mano kolegas, įkels formulę ir matysite daugiau, negu yra tam standartiniam variante. Dar paminėsiu, kad visi laukai, kuriuos paspaudžiate 2 kartus, kur yra suma, jums susumuoja ir parodo tos duomenys. Čia toks greitas yra pasitikrinimas. Taip pat, jeigu reikalinga susirūšiuoti, drąsiai spauskite rūšiavimą ir pasidarysite taip, kaip jums reikia. Dabar norėčiau pereiti į greitos paieškos funkciją. Taip pat labai nesunkiai aprašoma, įkeliama į programą. Greitos paieškos klavišas, kur jūs įvedate įmonės fragmentą, pavadinimą ar įmonės kodą. Čia tikrai labai nesunkiai galima įkelti papildomus kitus duomenis, pavyzdžiui, matyti kliento skolą ar koks kredito limitas jam yra priskirtas. Ta greita paieška yra galima ir vedant prekę arba paslaugą. Tas nustatymas jis irgi yra parašytas mūsų gide, kokią komandą turėtumėte įsikelti. Tikrai nesudėtinga, todėl viso susitikimo metu raginsiu drąsiai lysti mūsų gidą, jau kai būsite prie savo darbo vietų ir pašniukštinėti. Taip. Nors programoje yra pakankamai daug laukų ir klientai juos išnaudoja įvairiausiems funkcionalumams, taip pat negaliu nepaminėti, kad turime ir papildomų laukų kūrimo galimybę. Paspaudus, mes taip vadinam mygtuką akinukai, galima įsivesti, apsirašyti jums reikalingą lauką ir jį įsikelti jums reikalingą informaciją. Tarkim, aš įsidedu kažkokį aprašymą, įsisaugoju. Paprastai šie laukai yra naudojami ataskaitose, kai jūs norite matyti tos duomenis, bet lygiai taip pačiai jie yra patogus ieškoti ir apsirašius sąlygas, kokiomis jūs ieškote. Tarkim.
Išfiltravus duomenis gausime reikalingą dokumentą, kur buvo priskirtas tas požymis. Dar labai trumpai apie tos patogumus kalbėdama noriu ateiti į klientų kortelę ir paminėti, kad kai jūs aprašinėjate įmonę, tikriausiai visi jau naudojatės tuo greito užpildymo mygtuku, jis tiesiog įvedus tikrą įmonės kodą jums užpildys visus likusius laukus ir kels tos įmonės rekvizitus. Turėkite omenyje, jeigu klientai karts nuo karto keičia duomenis, esame padarę ataskaitą, kuri pagal jūsų poreikį gali būti praplečiama ir ją paleidus, jūs tiesiog atsinaujinti galite klientų rekvizitus. Dar vienas pastebėjimas. Tie klientai, kai susitinku mokymuose, kurie dirba iš seniau programoje, neretai būna nepastebėję galimybės priskirti klientui atitinkamą skolų sudengimo opciją. Pagal nutylėjimą jinai yra nenaudoti, bet taip pat turėkite omenyje, kad čia dar yra dvi galimybės įkeltos, kai jūs galite vesdami dokumentą pasirinkti tą, su kuriuo norite sudengti. Arba jeigu turite klientą, kuris kažką iš jūsų nusipirko ir kažkokiu periodiškumu perveda mokėjimus, tai tiesiog dengsis įkritusio įplaukoms, dengsis nuo seniausios skolos to kliento skola. Ir atitinkamai koks nustatymas bus kliento kortelėje, taip ir vyks veiksmas. Taip, čia iš bendrai programos valdymo aš kaip jau ir išeisiu. Ir dabar norėčiau pereiti į mūsų naujausius funkcionalumus, kurie yra įdiegti programoje. Ir norėčiau pradėti nuo viršvalandžių skaičiavimo. Tiem, kam aktualu suskaičiuoti savo darbuotojams viršvalandžius, padarėme tikrai nesudėtingai aprašomą funkcionalumą, kur iš pradžių jūs turėtumėte įvesti tam tikrus nustatymus, vieną vienintelį kartą pačioje pradžioje, dienos žymėjimuose, valandos žymėjimuose, priskaitimuose, kuriuos jūs naudojate, valandinį, etatinį ir panašiai. Taip pat darbuotojo kortelėje pažymėti, kad jam yra skaičiuojami viršvalandžiai. Taip smulkiai, kadangi laikas riboja, aš viso to proceso neparodysiu. Esu įdėjusi pavyzdį kursuose pažengusiems ir, kaip minėjau, yra mūsų programoje gide pakankamai išsamiai aprašyta. Pažymėjus varnelėmis atitinkamus nustatymus, įsivedus jūsų tabelyje darbuotojų dirbtą laiką, paskaičiuosiu, kaip pavyzdį pasidariau 10 mėnesio tabelį, jums pakanka paspausti vieną vienintelį mygtuką. Skaičiuoti viršvalandžius visiems, arba jeigu reikalinga konkrečiam darbuotojui, pasirinkti apačioje, skaičiuoti viršvalandžius. Ir tai bus paskaičiuotos viršvalandžių valandos. Dabar, kai jau jį paspaudžiate, jūs jau patys turėtumėt nurodyti, nuo kurio laikotarpio norite skaičiuoti. Už kiek mėnesių. Priskaitimai, kuriuos jūs matote apačioje, tie turėtų būti priskirti darbuotojų kortelėje. Jeigu norite matyti, kas buvo ir kaip paskaičiuota, kad ir parodytų, pažymėkite varnelę apačioje. Išsaugojus, kiekvieno darbuotojo aprašymą, kaip matote, ir gaunate tą rezultatą. Toliau. Taip ir įkrito kiekvieno darbuotojo atitinkamai kortelėje, o toliau darbuojatės taip, kaip ir esate įpratę, einate į darbuotojų sąrašą, paleidžiate, pasižymite skaičiuoti priskaitimus, atskaitimus, sodrą ir skaičiuojate. Be viršvalandžių skaičiavimo dar norėčiau parodyti naują galimybę susiskaičiuoti atostoginius ar kitus priskaitimus, kuriems reikalingas taip.
kuriems reikalingas toks srautinis paskaičiavimas, esame užprogramavę, įkėlę mygtuką į programą vidurkių ir priskaitimų skaičiavimą. Dokumentai turėtų būti neperkelti ir jau kaip jie atkeliauja į algos dokumentus sprendžiate jūs, ar atostogas vedate personalo modulyje, ar vedate tiesiai algos dokumentuose, galbūt kažką ir importuojate. Čia jau kaip tie duomenys įkrinta, čia jau jūsų pasirinkimas, kaip jums yra patogiau, atitinkamai pažymėjus nuskaitytą srautą, mano pavyzdėje atostoginių, spaudžiate priskaitimo mygtuką ir jums belieka įvesti, ką jūs norite skaičiuoti. Priskaitimo numeriuką. Jeigu norite, galite iš karto nurodyti ir vidurkio tipą. Tarkim, jeigu tai reikalinga, kad visiems būtų paskaičiuota dienomis arba valandomis, kitu atveju tie duomenys bus imami iš algos dokumentų. Pasižiūrėkime, ką gavome. Darbuotojo kortelėje susikūrė mano įrašytų mėnesių vidurkiai ir pasiskaičiavo atostoginiai. Atitinkamai šita formulė jums suveiks, jei jūs įvesite ligonlapius ar kitus priskaitimus, kuriems reikalingi vidurkiai, lygiai taip pačiai galite skaičiuoti srautiniu būdu. Ir taip pat negaliu nepaminėti, kad mūsų gide yra įdėta formulė, kaip paprastai irgi vienu aprašymu galima įsikelti ir užsiprogramuoti ligonlapių importo mygtuką, atitinkamai ir kintamųjų reikšmėse galite pensijų kaupimo procentų importą užsiprogramuoti ir įsikelti tiesiai iš Sodroje suformuoto failo. Artėja 25-ieji, mes jau turime atnaujinę kalendorių. Nepatingėkite, atsisiųskite. Rodau importą, paspausti web importas, paskutinį mygtuką ir susimportuosite naujausią ateinančių metų sisteminį kalendorių. Tikrai irgi mokymuose gana dažnai susitinku, kad buhalteriai dirba su skirtingų valandų kalendoriais, tai turėkite omenyje, kad esame padarę ataskaitą, kuri irgi lengvai pasiekiama ir randama mūsų gide. Ir jeigu turite skirtingus tam tikrų valandų kalendorius, kad nereikėtų kiekvieną mėnesį jų kurti ranka, jūs galite juos atsinaujinti pagal sisteminį kalendorių. Atitinkamai tų kitų valandų kalendorius jūs pažymite, esate atsisiuntę ataskaitą ir tiesiog ją paspaudžiate ir paleidžiate ir jums susikurs ateinančių metų visi kalendoriai pagal sisteminių kalendoriaus žymėjimą. Ir algose paskutinis mygtukas, kurį norėčiau paminėti, tai algos serviso mygtukas. Ar naudojatės juo? Ar žinote, kuris yra? Negirdėtas? Algos serviso mygtukas, jis daro kelis fantastiškus dalykus. Jeigu pagal vyriausybės nutarimus keičiasi tam tikri baziniai dydžiai, labai patogiai jums belieka atėjus į algos servisą tiesiog paspausti algos pakeitimai nuo tam tikrų metų ir programoje užsikels patys visi tie dydžiai, nereikės jų vesti rankiniu būdu. Kitas puikus dalykas, kad jūs srautiniu būdu galite savo darbuotojams priskirti priskaitimus iš karto visiems. Arba atskaitimus. Pavyzdžiui, iš priskaitimų sąrašo priskirkime darbuotojams priedą, kurie įgaus nuo šios dienos, nuo šio mėnesio Liepos 7 dienos. Jeigu neįrašysiu tabelinio numerio, neįrašysiu padalinio ar grupės, tai gaus visi mano aprašyti darbuotojai tą priedą,
savo prašymuose ir man belieka paspausti išsaugoti. Tai, tas, kas tik tais planuojate dirbti su programa, tai tikrai labai yra patogu iš karto visiems priskirti ten etatinius, valandinius ar panašiai atlyginimus. Dabar norėčiau pereiti į personalo modulį. Kaip jau turbūt visi esate girdėję, turime naujausią personalo versiją antrąją. Personalo versija antroji bus V2 ir toliau mūsų tobulinama ir jau mes nesugrįšime prie pirmosios versijos. Ten iš tiesų yra patogesnis atostogų koregavimas, praplėstas atostogų aprašymas ir kitų gerų dalykų. Vienas iš jų yra personalo klasifikatoriuje. Jūs galite susikurti kitų rūšių dokumentus ir iš personalo operacijų juos nusisiųsti į algos dokumentus. Kaip pavyzdį paminėsiu komandiruotės, kur jūs apsirašote, koks žymėjimas turėtų ateiti į tabelį ir algos dokumentuose, kokio tipo dokumentai turėtų susikurti. Priskyrus operaciją. Taip esu darbuotojai priskyrusi komandiruotės, aprašiusi. Pažiūrėkime, kaip jos nukeliaus į algos dokumentus. Patvirtinus įrašą. Mes įrasime algos dokumentuose. Tai tikrai dažnai buhalteriams reikalinga ne tik atostogos, bet ir kiti įrašai, kurie būtų patogu, kad nukeliautų su tam tikrais žymėjimais tiesiai į algos dokumentus. Ir prie mūsų dokumentų jūs galite prisekti, operacijose galite prisekti ir dokumentus, ir nuorodas, ir kitus dalykus. Ir tiesiog yra klavišas dokumentas arba dokumentai paaktyvuotas atitinkamame modulyje, bet tikriausiai ne visi girdėjote, kad yra galimybė iš karto spausdinant ataskaitą sukurti vordinį dokumentą ir jį prisekti prie operacijos. Ir kaip pavyzdį galiu paminėti mūsų priėmimo darbo sutarties priėmimo dokumentą. Ja paleidus, dokumentą mes iš karto ir formuojame ir jis bus prisektas prie jūsų darbuotojo įrašo. Gauname pranešimą ir randame pačią darbo sutartį. Šitam kamputyje paryškėja tas dokumento mygtukas, vadinasi, dokumentas yra prisektas, mes jį galime pasižiūrėti, atidaryti. Jeigu kažką norime papildyti, pakanka įsirašyti, išsaugoti ir toks papildytas, pataisytas dokumentas ir bus prisektas jau prie jūsų sutarties su visais pakeitimais. Tai tokiu būdu jūs galite labai nesudėtingai ir atostogų įsakymus, materialinės atsakomybės sutartis ir kitus dokumentus sugeneruoti. Čia reikėtų paprašyti pagalbos mano kolegų, bet jeigu matote, kad tai būtų naudinga ir patogu, tai tikrai lauksime jūsų laiškų ir skambučių. Dabar tokį trumpą sustojimą norėsiu padaryti. Pakelkite rankas, kam aktualu, kas vedate ateinančių laikotarpių sąnaudas. Malonu. O ateinančių pajamų generavimą mažiau. Gerai. O kas dirbate su gama? Trumpa pertraukėlė kelių akimirkų. Tiesiog jeigu tą, ką paminėjau, vis tiek kilo klausimų arba gimė kažkokių minčių pastebėjimų, noriu, kad parašytumėte į Slido savo klausimus, kol aš persijungsiu. Tai trumpa kelių akimirkų pertrauka, padirbėkim truputėlį Virginijai darbo, kad būtų.
Dabar norėčiau tęsti toliau. Kaip minėjau, ateinančių laikotarpių sąnaudų vedimą galima padaryti vienu įrašu. Kad tą galėtumėt padaryti, reikėtų papildyti sąskaitų ryšio lentelę ir naujausioje programos versijoje atsirado papildomi nustatymai, aprašymai, kokiu periodiškumu jūs norėtumėt išdalinti ateinančių laikotarpių sąnaudas, mėnesiais, dienomis, arba ta standartinė opcija neskaičiuojama. Taip pat yra reikalinga nurodyti sąskaitą, iš kurios iškilnosite. Taip pačiai veikia ir pardavimo pajamų generavimas, tai apačioje atitinkamai įrašius nustatymus ir priskyrus paslaugoms šią sąskaitų ryšio lentelę, jūs jau prisegate sąskaitas ir periodiškumą. Ir tuomet pirkimuose jums pakanka įvesti, aš kaip pavyzdį įsikėliau prenumeratos pirkimo operaciją ir, kaip minėjau, šios paslaugos, šio kodo aprašyme esu priskyrusi prenumeratos sąskaitų ryšio lentelė, kurioje yra nurodytos būtent tos sąskaitos ir periodiškumas. Ir atsirado nauja eilutė, kurioje jūs turėtumėt nurodyti, nuo kada iki kada iškilnoti reikalinga, kuriame laikotarpį iškilnoti tą sumą. Ir viskas. Perkelus įrašą, mes turėtumėm gauti atitinkamą kiekį įrašų didžiojoje knygoje. Pasitikrinam per didžiąją knygą. Ir turime ir tą pirmąją operaciją, kuri yra visa suma, ir išdalinimą nurodytų periodiškumu, kaip ir buvome nustatę. Atkeliavome į didžiąją knygą ir nežinau, ar esate pastebėję, didžiojoje knygoje taip pat yra atsiradęs jau kurį laiką naujas laukelis DK istorija. Tiesiog paminėsiu, kad čia nugula visos jūsų korekcijos. Ir matosi, kas jas darė, kada jas darė. Jos nugula didžiosios knygos lygyje. Ta prasme, jūs nematysite ten konkrečių prekių, kiekių, matysite jau tik įrašą, kaip jis atrodo didžiojoje knygoje. Ir paspaudus analitinį mygtuką, jūs nukeliausite tą pirminį dokumentą, kuriame tas įrašas buvo sukurtas. Ir didžiojoje knygoje, tiesiog paminėsiu dar tokį dalyką, ypatingai tas, kas dirba su analitika, kur įsiveda papildomus požymius. Kaip žinote, į didžiąją knygą operacija nusineša 5 dimensijas. Standartiškai tai yra padalinys, objektas, serija, centras ir asmuo. Jeigu jums reikia daugiau tų požymių priskirti, tai yra galimybė papildomai, čia jau mano kolegos tą pagelbėtų padaryti, tiesiog yra įsiūta, tik tų formulių, kol jūs nepaprašote paaktyvuoti, jos yra nematomos, yra galimybė priskirti 15 dimensijų. Jos nueis į didžiąją knygą. Kartais susitikimuose būna klausimas, tarkim, analizuosiu duomenis kitose sistemose, Power BI ir panašiai, ir man reikalinga ten smulkesni pjūviai, tai turėkite omenyje, kad dar galima objektą paversti į rinkinį, ir rinkinyje tada jau galima nustatyti 15 elementų, tikrai turėtų pakakti. Ir jeigu mes objektą paversime rinkiniais, jūs jau matysite detalizaciją ir skolų lygyje, ir likučių lygyje. Tai būtų pilna tokia informacija. Taip pat turime pilną sujungimą su SABI sistema.
bereikia apsirašyti šablonus, nustatymus kliento kortelėje ir viskas, ir jūs tiesiog siunčiate tiesiai iš programos, pažymėję varnele, web eksportu į SABI sistemą ir duomenys nukeliauja. Taip jūs galite išsiųsti ir pardavimo sąskaitas faktūras, kas dirbate, norite išsiųsti, yra galimybė išsiųsti grąžinimus arba užsakymus. Ir dar yra vienas geras dalykas, kad jeigu viduje priseksite dokumentą, jį taip pat galėsite išsiųsti į SABI sistemą, kaip lydintį dokumentą. Pakalbėjome apie eksportą, negaliu nepakalbėti apie importą. Atsiskaitimuose turime opciją ryšys su banku. Čia irgi yra tam tikri nustatymai, parametrai, kaip tą padaryti, esame įkėlę aprašymą gide. Mokėjimuose, jeigu jūs aprašote tiesioginį ryšį su banku, jūs galite tiesiog paspaudę tiesioginio importo iš banko mygtuką, nurodė, jeigu reikia, nurodė, ar tai bus įplaukos, ar išmokos, jeigu yra aprašytos sąskaitos, galime jas nurodyti, nenurodžius įkels pagal visas sąskaitas, paspaudus saugojimo mygtuką, tiesiog įsikelsite, nebesijungdami tiesiai prie banko, įsikelsite į mokėjimus jūsų banko išrašą. Tai toliau jau dirbama su juo taip, kaip įprastai, bet čia iš tiesų vėlgi pasikartosiu, tikrai labai patogu tiems, kas dirba su daug klientų, tai nesupainiosite ir įkelsite į kiekvieną klientą tą reikalingą įrašą. Na ir taip pat yra XML failo galimybė įsikelti, bet ten jau truputėlį yra daugiau darbo. Tai žymiai greičiau ir paprasčiau yra su tiesioginiu įkėlimu iš banko sąskaitos. Tikrai klientai daug kreipiasi dėl ataskaitų, kurias reikia jas įvairiai patobulinti, pagerinti. Nežinau, ar atkreipėte dėmesį, visos ataskaitos pas mus yra įkeltos vienoje vietoje, ataskaitų sąraše, taip kaip jos yra išdėstytos visose moduliuose, tai čia yra visas jų rinkinys. Ir šios dienos mūsų susitikimui atsirinkau keletą tokių ataskaitų, kurias norėčiau paminėti, kurios yra sisteminės ir jos yra mūsų bazėje. Artėja metų pabaiga. Vienas iš tų darbų yra sintetikos ir analitikos sutikrinimas. Tai įsivedus fragmentą ataskaitos pavadinimo, jūs gausite visas sintetikos ir analitikos ataskaitas vienoje vietoje. Kad jau ją susiradote ir norite pasileisti, pakanka paspausti vėl tą patį mūsų analitinį mygtuką. Tikrai net neabejoju, esate pastebėję, kad dalis ataskaitų turi į raidelę. Tai mes taip vadiname, tai yra interaktyvios ataskaitos, kurios savyje turi ir kitas ataskaitas. Gal truputėlį ilgiau jos yra formuojamos priklausomai nuo duomenų kiekio, bet jų paleidimas irgi visiškai, taip kaip minėjau, yra patogus per analitinį mygtuką, jeigu ieškosite per bendrą ataskaitų sąrašą. Ir ką mes čia turime? Įvairiausius duomenis galime įeiti, pasižiūrėti, iš kokių dokumentų tas įrašas buvo suformuotas, galima sugrįžti. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs matote, kad ataskaitoje dega laukeliai žaliai, jūs galite vėlgi rūšiuoti, taip kaip jums yra reikalinga, grupuoti. Naudokitės, kad patogiau ištrauktumėte tuos visus duomenis ir susirūšiuotumėt. Dar dalis ataskaitų, kurios yra formuojamos tiesiai į Excelį.
Tai kadangi tiesiai Excelį, vadinasi, jūsų kompiuteryje turėtų būti Excelis. Ir kaip vieną iš tokių norėčiau paminėti priskaitimų atskaitimų analizėje esančią ataskaitą, detalę. Jinai formuos duomenis tiesiai Excelį. Na, kadangi mano testinė bazė ir aš nesu įsivedusi labai daug įvairių priskaitimų, atskaitimų, pas mane eilučių tų yra mažiau, bet jeigu jūs naudojate daugiau tų aprašymų, tai atitinkamai ataskaitos plotis yra neribojamas ir gausite tokią išklotinę, kokia jau jūsų yra suvestų duomenų informacija jūsų programoje. Ir dar mano kolegos pasidalino ir labai patinka, ypatingai tie, kas naudojasi PVM sudengimui reikalingą informaciją. Patogu apsirašyti filtravimo lenteles. Aš jas ir atidarysiu kaip pavyzdį, ką esu apsirašiusi. Taip kaip rodžiau paiešką, kai jūs susivedat sąlygas, pagal kurias jūs ieškote vieno ar kito įrašo, tai filtravimo lentelėje vėlgi atitinkamai jūs įsikeliate duomenis. Mano ši lentelė yra sąskaitų tipo. Aš įsikėliau savo apsirašytas sąskaitas ir išsaugoju tą aprašymą. Ir belieka, nuėjus į didžiąją knygą, sąskaitos judėjimo ataskaitą įsikelti nemokėtino ar gautino PVM sąskaitą, bet priskirti paieškoje lentelę. Kai priskirite, tas filtras pasikeičia, spalva jo pasikeičia. Didesnį laikotarpį pasiimkime. Na ir gausite tą informaciją, kokie buvo įkeltos sąskaitos filtravimo lentelėje ir tuos duomenis nusiskaitysite. Kai išleidžiame naują versiją, neretai klientai ir skambina ir teiraujasi, tai kasgi naujo pas jūs programoje. Tai kaip ir esame minėję, visas naujienas keliame gidą, bet taip pat visos naujienos yra ir pačioje programoje. Jeigu nueisite apie sistemą langą, čia yra įkeltos visos mūsų versijos, visi jų aprašymai, kas buvo padaryta nuo pačių programos kūrimo pradžių. Ir atitinkamai, pačioje pabaigoje jau yra tie mūsų naujausi versijos pakeitimai, trumpai, glaustai ir aiškiai. Tai jeigu smalsaujate ir nežinote, ar čia jums kažkas buvo naudinga ar nebuvo, galite užsukę rasti tuos visus aprašymus. Taip labai paprastai. Dabar jau sugrįšiu atgal į skaidres. Susitikimų metu gaunu įvairiausių klausimų ir pageidavimų. Ar, pavyzdžiui, galima į programą įsikelti popierinės ar PDF sąskaitas. Mes tokio funkcionalumo patys neturime, bet šią galimybę puikiai atlieka mūsų partneriai. Esu įdėjusi keletą pavyzdžių. Taip pat klientams būna aktualu pirkimo užsakymų generavimas. Programoje pilnai aprašytas ir jau pagal klientus yra priderinamas, gide yra visas aprašymas taip vadinamo nuomos uždavinio, kai jūs galite vieno mygtuko paspaudimu sugeneruoti pardavimo sąskaitas prieš tai aprašytiems klientams. Čia yra jau CRM sprendimas, uždavinys, jis yra mūsų gide įkeltas, pagal klientus labai nesunkiai patobulinamas ir padaromas. Na ir daug kitų funkcijų. Ir kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, kad būtų sklandesnė paieška, nes vis po kiekvieno
pasakojimo paraginu sugrįžti į gidą. Mes gide apačioje turime naują pagalbininką, mūsų laiko taupyklę, kuri 7mylius batus, kaip pavadinsite, robotų karai, tiesiog uždavus klausimą, paieška tikrai paspartėja ir įkelia įvairiausias nuorodas, tais klausimais, kuriais jūs ieškojote. Tai tikrai nepatingėkite, susipažinkite, pabendraukite, paieškokite. Ir tikiuosi, buvo naudinga tą, ką pasakiau, ir bent dalį panaudosite, praplėsite savo Rivilės naudojimo galimybės. O dabar, kaip jau Vilius buvo davęs užduotį visiems susipažinti, tai kol Marius ateis ir prisijungs, pakeis mane, noriu paprašyti pabendrauti, pakalbėti su kaimynu, arba užduoti klausimus Lido, kas patiko, kas buvo naudinga, ką naudosite, arba išbandykite robotų karai, vėl kelių akimirkų pertraukėlę. Ačiū. Taip, sveiki. Norėčiau padėkoti Violetai už puikų pristatymą. Taip, o aš norėčiau pratęsti toliau temą apie Rivilę gamą ir pristatyti truputėlį mano Rivilę produktų grupę. Tai greičiausiai esate jau girdėję apie mūsų papildomus sprendimus, kurie veikia su gama. Tai turime Rivilę M-gamą, tai darbuotojų portalas ir dokumentų valdymas. Turime M-skaną skirtą prekių atrinkimui ir turime Rivilę API integracijoms. Tai apie kiekvieną truputėlį papasakosiu, bet šiandien iš tikrųjų yra tikslas galbūt daugiau parodyti, negu pakalbėti. Tai M-gamą naudojame telefone. Tai yra daiktas skirtas darbuotojui. Reiškia, kad darbuotojas galėtų pasižiūrėti atostogą savo, užpildyti prašymą, galėtų pateikti komandiruočių prašymus, tėvadienių prašymus, gauti atlyginimo lapelius. Taip pat yra ir dokumentų valdymo dalis, tai reiškia, kad gali užpildyti kažkokius kitus, nebūtinai su personalu susijusius prašymus. Taip pat atlikti dokumentų tvirtinimus. Taip, ir galbūt iš karto pereinam prie demo. Tai trumpai pristatom. Tai demo bus naudojamas Jonas, pirkimų vadovas, tai reiškia, kad jis yra ir darbuotojas, ir turi pavaldinių. Tai va toks scenarijus. Taip, aš kaip minėjau, tai mūsų mano Rivilės produktų grupės pačios tos sistemos, jos nėra kažkokios atskirai parduodamos, platinamos, jos yra gamos dalis. Reiškia, kad tai yra daugiau langas į gamą. Langas, kuris dažniausiai yra mobilus,
bet patys duomenys yra jūsų Gama sistemoje, ne kažkur kitur. Todėl vat ir matote mūsų prisijungimą į Rivilę Gamą, tai yra tai, ką žmogus prisijungė savo vartotojo vardu mato, nors iš tikrųjų patys duomenys yra Gama sistemoje. Taip, tai dabar aš galbūt pačią Gamą paslėpsiu, kad jinai mums kol kas nemaišytų. Pati Gama yra pritaikyta ir sudėliota taip, kad būtų patogu naudotis telefone. Tai ar kai keliaujat, ar kai su šeima sėdit, kartais kyla klausimų, pavyzdžiui, dėl atostogų. Tai kiek aš turiu atostogų šiuo metu, jeigu planuojam kažką, tai gali pats užsipildyti prašymą. Mes patys Rivilėje naudojam Gamą, tai lygiai taip pat aš susėdęs su šeima namie galiu ramiai pasidėlioti atostogų planus, savaitgalį užsidėti, pateikti prašymą atostogom arba tėvadieniui. Taip, ši sistema taip pat yra pritaikyta ir didesniam ekranui, kai, iš tikrųjų, prie didesnio ekrano visada yra patogiau dirbti. Tai dabar, pavyzdžiui, galiu parodyti atostogų prašymo teikimą. Pačią Gamą mes pristatinėjome praeitais metais, tai dalis jūsų tikrai matėt, kas tai yra, tai labai kartotis gal ir nesinorėtų, bet aš galbūt akcentuosiu porą tokių momentų, kur pateiksiu, kas iš tikrųjų yra naujo. Taip, tai vat, pavyzdžiui, kaip atrodo prašymo teikimas, kas yra visiškai paprastas procesas, interfeisas yra kaip įmanoma paprastesnis, kad žmogus, kuris naudojasi sistema, kad nereikėtų papildomo mokymo, o formą užpildyti moka kiekvienas. Taip, tai mes turime atostogų tipą, tai ar kažkokios kasmetinės atostogos, nemokamos, tėvadieniai, tai tie tipai yra priderinami pagal kiekvieną, laisvai susivedat patys sąraše. Tai vat, pavyzdžiui, pateikėm tėvadienio prašymą, nežinau, 29 dieną penktadienį, pavados ne Jonas, o Petras. Taip, teikiu prašymą. Dabar patys prašymai, jie registruojasi vėlgi sistemoje, galima atsidaryti, pažiūrėti, matom, kad aš pateikiau, kas turi sekantis tvirtinti mano tą prašymą, koks yra turinys, jeigu persigalvau, galiu pats ir atšaukti, kol dar nėra patvirtinta. Dabar, ką mes naują realizavom, tai buvo, pradžioje turėjome tiesiog tėvadienių prašymus kaip tokius, bet neturėjom kontrolės. Tai dabar padarėme ir kontrolę. Tai reiškia, kad jeigu aš, kaip demonstruoju Jonas, turiu vieną mažametį vaiką iki 12 metų, vadinasi, aš galiu pasimti tėvadienį vieną per ketvirtį. Tai jeigu aš pildysiu dar vieną tėvadienio prašymą ir sakysiu, kad aš noriu išeiti dar ir gruodžio 23 pirmadienį. Gerai. Čia tas pats Petras. Pateikti. Tai sistema iš tikrųjų man net neleis pateikti. Jis suskaičiuoja, kad trūksta skiriamų dienų arba trūksta vaikų. Taip. Beje, tėvadieniui yra skatinamoji priemonė. Taip kad nori turėti daugiau laisvų dienų, reikia daugiau vaikų. Bet jeigu aš, tarkim, pasimsiu 21 dieną, vasarį, tai yra jau visai kitas ketvirtis, tai viskas tvarkoju, man prašymą leidžia pateikti ir matosi iš eilės laukia 2 tvirtinimų. Čia netgi ir atostogas turiu ir tėvadienį. Tai tėvadienį galim sakyti, kad gal nebe. Tai tokiu paprastu principu galima teikti atostogas, persižiūrėti jų istoriją, kada aš kokių turėjau. Lygiai taip pat teikiami prašymai komandiruotėm. Komandiruotėm čia vėlgi galima leisti teikti prašymą, galima tą meniu punktą ar mygtuką išjungti. Tai reiškia, kad jeigu įmonė siunčia darbuotojus ir
jisai turi tik sutikti arba nesutikti važiuoti. Tai šitą vietą irgi konfigūruojama pagal įmonės poreikius. Toliau mes turime kalendorių, kur aš kaip darbuotojas matau visada savo, bet jeigu turiu tiesioginių pavaldinių, aš čia galiu matyti ir visus savo tiesioginius pavaldinius, taip pat galiu matyti jų sukauptas atostogas. Va. Toliau, ką mes naujo įdėjome, tai yra dokumentai, meniu punktas. Ši informacija atkeliauja iš Rivilės DVSO modulio, kur galite prisekti, registruoti savo dokumentus ir čia taip pat galite teikti įvairius prašymus. Dalis jų yra susiję su personalu, kita dalis ne. Pačių formų šiai dienai turime 7 standartinės, bet pagal kliento poreikius mes nesunkiai padarome tų formų tokių, kokių reikia. Ir iš tikrųjų, klientai šią vietą būtent naudoja, kai reikia kažkokiu tai, nežinau, reikia papildomos informacijos susirinkti iš darbuotojų. Tai va, tai iš tų sisteminių yra prašymas išmokėti avansą kaip toks, prašymas, pavyzdžiui, dėl nuotolinio darbo, kad aš norėsiu dirbti, pavyzdžiui, Ispanijoje šitai savaitę, nuo tokios iki tokios ir man labai reikia. Na ir jeigu vadovas patvirtino, tai jau viskas aišku, kur būsiu. Taip, yra kita dalis, pavyzdžiui, darbuotojo anketa, tai darbuotojas gali pasitikslinti, kokią informaciją turi įmonė savo sistemoje ir galbūt tam tikrą informaciją patikslinti. Tai gali pateikti tikslinimui, tai po patvirtinimo išsikoreguotų ir pati kortelė personale. Taip, dar dalykas, kurį iš tikrųjų padarėme, tai yra dokumentų galiojimo sekimas. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu aš dokumentų DVSO modulyje esu suvedęs darbuotojų, nežinau, pasus, vairuotojo pažymėjimus, medicininės pažymas ar kažkokius kitus dokumentus, kurie turi galiojimą, ir jam besibaigiant, mane sistema gali informuoti, kad liko 30 dienų, prašom pateikti kažkokį naują dokumento variantą. Tai jį tą daro proaktyviai, reiškia, kad aš gaučiau papildomą laišką. Maždaug tokį va. Jonas, medicininė pažyma galioja iki šio mėnesio pabaigos ir, sako, būsena besibaigiantis galiojimas. Tai jeigu aš ateisiu ir pateiksiu naują dokumentą, šį mes suarchyvuosime ir bus naujas galiojantis dokumentas, kur vėlgi įsijungs ta stebėjimo sistema ir toliau informuos. Tai iš tikrųjų labai palengvina gyvenimą, kai reikia stebėti besibaigiančius dokumentus. O tų dokumentų tipą laisvai apsirašote patys, kokių jums reikia, kiek reikia, tiek ir galite teikti. Taip, toliau. Viską, ką aš kaip ir minėjau prieš tai, ar ne, visus prašymus, kuriuos pildžiau, tai atostogų mano prašymai, vienas iš jų, kur pats atmečiau, kitą pateikiau tėvadienio prašymą, ar ne, viskas sukrenta čia pat ir į Rivilę gamą, užsipildo visi laukai, praktiškai po patvirtinimo čia galima uždėti, kad po paskutinio patvirtinimo automatiškai ir persikeltų. Tai nieko papildomai daryti net ir nereikėtų. Dabar jeigu žiūrėsim į DVSO moduliuką, tai aš buvau pateikęs, ką aš čia buvau pateikęs? Prašymą dėl nuotolinio darbo. Tai jis irgi lygiai taip pat užsiregistravo ir čia matome visas būsenas, kad laukiama vadovo patvirtinimo. Šis dokumentas, pavyzdžiui, besibaigančio galiojimo ir panašiai. Dabar pačių dokumentų teikimas tvirtinimui, jisai atliekamas nebūtinai iš gamos, jisai gali atkeliauti iš gamos.
Tai pavyzdžiui, aš turiu va čia susikūriau kažkokią operaciją, prisisėgiau patį dokumentą, turiu kažkokį tai aprašymą tokios ataskaitos ar ne. Ir aš jį, pavyzdžiui, galiu ateiti ir pasakyti, kad man reikia, kad jį patvirtintumėt. Tai pirmas, pažymime varnelę, yra būsenos tvirtinimo mygtukas. Naujoj gamos versijoje padaryta taip, kad galima iškviesti langą, kuriame užsidedate varnelę, pavyzdžiui, kas turėtų tvirtinti šitą. Tai kad pamatytumėm patį tvirtinimo procesą, tai vat uždėjau varnelę Jonas, ar ne? Man reikia Jono patvirtinimo. Ir informuoti po patvirtinimo, tai tą patį Joną. Va, čia tų varnelių galite į grupės susidėti, žmonės atpaukščiuoti ar grupės atpaukščiuoti, čia jau kaip jums patogu. Ir matom, kad šis dokumentas iškeliavo tvirtinimui, o Jonas, sėdėdamas darbė ant patogios sofos, gali gauti tos dokumentus. Tiesiogiai savo prisijungimą į gamą. Jisai gauna dar ir laišką priminimą su tiesioginė nuoroda, kad iš karto jį čia ir nukreiptų. Ir galime pasižiūrėti, kokios ataskaitos buvo čia prisektos. Tai čia kažkoks bandomasis balansas, čia sąskaitų judėjimo ataskaita. Tai tokie dokumentų tvirtinimo pateikimai, jie turėtų būti pakankamai patogus, pavyzdžiui, buhalteriniam įmonėm, kad ne laiškų siūsti savo klientams informaciją, bet savo klientus esat susiregistravę Amgamo sistemoje ir iš kiekvieno tiesiog siunčiat ir vadovas gauna. Tai va, ir gausit net ir patvirtinimus, kad iš tikro viskas tinka ar netinka. Va, visi patvirtinimai, jie vėlgi nukeliauja į istoriją ir bet kada vadovas prisijungęs gali pasižiūrėti, kokios ten buvo tos ataskaitos, ką jisai ten tvirtino tuo metu. Va. Kita dalis, tai vat, yra ta, kad galima siūsti atlyginimo lapelius tokiu pat principu, nors iš tikro mes galvojam padaryti atskirą meniu punktą, nes jo atlyginimo lapeliai, manau, atskiro meniu punkto yra verti. Ne kaip tvirtinimą teikti, bet atskirai sąraše matyti. Taip pat, kas pavyzdžiui nedirba su personu ir sako, mums Amgama galbūt nėra tokia aktuali, čia mes nedirbam su personalu. Bet iš tikrųjų dokumentų tvirtinimo prasme tvirtinti galima bet ką. Bet kurią operaciją Rivilė Gama sistemoje. Ir kaip pavyzdys, ar ne, tai yra pirkimo dokumento tvirtinimas, kur pirkimo vadovas jisai gali gauti užklausą, kad yra kažkoks dokumentas su turiniu, prisektų pačių PDF-ų, kurį galiu peržiūrėti, ar ne. Ir jeigu sakau, kad man tinka arba netinka, pavyzdžiui, nieko neužsakinėjame. Atmetam. Viskas. Šį dokumentą aš atmečiau, o nuėjus į Gamą galima sudėlioti taip, kad, pavyzdžiui, atmestus dokumentus buhalterė ar kažkoks atsakingas asmo gautų ir pranešimą, laišką iš karto, kad pasižiūrėtų, kas yra ne taip. Va. Ir tokį dokumentą, nežinau, naikintų, darytų grąžinimą ar kažką tai organizuotų. Tai va. Taip. Yra taip pat papildomi sprendimai, kas liečia, pavyzdžiui, pirkimo tvirtinimo teikimus ar iš DVS teikimus, tai yra vizavimo procesiukas aprašytas ir mūsų gide, kaip pavyzdys, tai iš tikro naudoja, net ir lygiai tą patį pavyzdinį, kuris yra gide įkeltas, naudoja, žinau, kad Lietuvos ten vienas iš viešbučių, kolegija. Tai teikiant pavyzdį, galiu netgi pademonstruoti, iš tikrųjų, čia taip, pirkimas. Pažiūrim toj. Vizavimas virštaraščio, kaip pavyzdys. Sakom, teiksim tvirtinimui
Ir čia galima pasirinkti vizavimo procesiuką, reiškia, kad vienu žingsniu, 2 žingsniais, 3 žingsniais, ar kaip prisimenu operaciją, vat kaip ten vadinasi. Tai, pavyzdžiui, ką reiškia tais žingsniais? Tai kaip pavyzdys, vat, pasirenkam 2 žingsniais tvirtinimą, tai reiškia, kad pirmą turės patvirtinti, nežinau, Mindaugas, ar ne, vadybininkas ir tarkim, Richardas. O jeigu jie abu patvirtina, turėčiau aš tvirtinti kaip pirkimų vadovas. Tik tada. Iki to laiko manęs turi neliesti šitas klausimas. Tai kaip pavyzdys, sudėliojant pačią tą schemą, tai pats dokumentas, jisai iškeliauja pas pirmus 2, tada, kai jie patvirtins, atkeliaus tvirtinimas man kaip Jonui. Tai va, tai čia toks sprendimas iš tikrųjų jis yra gyvas, yra įkeltas į gidą, užtenka tiesiog jūsų sistemoje aktyvuoti ir jisai pilnai veikiantis yra su mGAMA. Taip. Toliau. Jeigu turėsit klausimų iš mGAMOS, tai irgi drąsiai rašykit į Slido. O aš pratęsiu su mSCANu. Sistema yra daryta vėlgi mobiliam įrenginiui ir skirtas yra prekių atrinkimui. Tai yra tiek pajamavimas, tiek atrinkimas, tiek inventorizacija, vidinė ir gamyba. Ir vėlgi, aš galbūt pademonstruosiu trumpą scenarijų, tai reiškia, kad kaip atrodo pats pirkimo procesas, kaip pardavimo ir kaip inventorizacija, naudojant įrenginuką. Įrenginukas tai iš tikrųjų ne tiek telefonas, yra naudojamas toks daiktas paprastai, profesionalus, kuriame ir veikia pati mGAMA kaip aplikacija, yra touchscreenas, galima skanuoti, nes čia yra skaneris, kuris tiesiog skanuoja barkodus. Tai va, tai čia yra viskas viename įrenginėje, o demonstracijai aš turiu pasijungęs čia tokį daiktą prie savo kompiuterio, tai tam, kad galėčiau parodyti. O, labą dieną. Taip. Tai kaip ir mGAMA, taip ir mSCANas. Jis yra internetinis puslapiukas, kitaip tariant, kur patys duomenys yra GAMOje. Tai visi dokumentai yra GAMOje, o čia mes turim tik tai skanavimą patį. Tai aš GAMA vėlgi trumpam paslėpsiu. Taip, tai čia turiu imitacinį sandėlį. Taip, čia mano sandėlys, o čia kurjeris man atvežė siuntinuką. Atkeliavo jis su krovinio važtaraščiu. Būna barkoduoti, būna nebarkoduoti, tai mSCAN'e iš tikrųjų galima kontekstinė paieška. Tai aš čia prekiauju arbatomis. Taip, tai aš galiu ieškoti tiek pagal kontekstinę paiešką, tiek, pavyzdžiui, jeigu yra barkodas, aš galiu jį nuskanuoti. O, klaviatūra ne ta. Dar kartelį. Va, jisai surado dokumentą, kuris atkeliavo. Matau, kad tai yra iš 3 skirtingų pozicijų. Tai jeigu aš atsidarysiu dokumentą, taip, matysiu, kad yra 3 skirtingi, bet turėtų būti 4 dėžutės. Ar ne? Tai pats priėmimas, jisai atrodo taip, kad jeigu prekės yra barkoduotos, tai tiesiog su skaneriu mes suskanuojam, viskas, sąrašiukas yra. Taip, sakome, kad kaip ir viskas atvyko, operaciją užbaigiam, ar ne? O GAMOje, čia buvo šita operacija prieš tai, ar ne, nuskaityta, buvo būsena mSCAN paruošta, tai jeigu aš nuskaitysiu dar kartą, tai mSCANas sako, kad baigta ok, reiškia, kad be jokių klaidų. Atėjusių dokumentą, aš matau, kad lygiai tie patys produktai, kurie buvo sąskaitoj faktūrų, jie tie patys ir tebėra.
reiškia, kad man nereikia siūsti sandėlininko, kad man žymėtų tos kiekius, kiek čia atvažiavo, kas netvažiavo, barkodai nusitrynė, iš lipduko nesimato, visos dėžutės dar būna kartais ir smulkės, ten su kokiais varžtukais, tai ten sandėlininkui atrinkti su popieriuku ypatingai sudėtinga. Tai va, tai šitas prekes mes galim perkelti į sandėlį pas save, ar ne? Taip. Tai mes jeigu perkelsim, tai realiai užpajamuosim prekes. Tai taip atrodo pirkimo priėmimas. Kadangi daugiau kurjeris nieko man netvežė, galim pamėginti atrinkti prekes pardavimui. Tai va, tai čia turim tokį klientą Gerk lapais vadinasi. Taip, ir čia vėlgi turiu tam tikras dėžutes, matau vėlgi 3 skirtingos pozicijos ir vėl reikia 4 atrinkti, ar ne? Taip, dabar ką daro iš tikrųjų, iš principo, ką daro M-skanas, kuo jisai padeda, tai reiškia, jis padeda nesuklysti. Ypatingai, kai yra kažkokios smulkės prekės, vienodos dėžutės, ypač kai yra mažas kažkas tai, tos klaidos, jos tiesiog neįmanoma išvengti. Tai M-skanas padeda nesuklysti ir kaip pavyzdys, ar ne, kaip tai atrodo tas nesuklysti. Pavyzdžiui, mes turime prekę, kurią aš nuskanavau dėžutę, sako, ne, čia šitas netinka. Ar ne? Šito nereikia, tada aš sakau, gerai, šitoks vienas važiuoja, šitas irgi važiuoja, šito jau nebereikia, tai tas nebetinka, šitas irgi dokumente nėra. Taip, o tai ko čia dokumente trūksta? Trūksta dar vienetuko. Vienetukas čia turėtų būti, šitas, va. Turim vienetuką, tai va tokiu principu mes atkraunam prekes išvežimui ir man neleido suklysti. Ir va dar reikia vienos prekės, kurios galime pasižiūrėti aprašymą, ar ne? Galime pasižiūrėti nuotrauką, kaip pavyzdys, ar ne? Ir panašu, kad aš tokią čia neturiu. Būna, nors sandėlį turėtų būti, bet nėra. Tai tokiu atveju, dokumentą vis tiek reikia užbaigti, reikia kažkaip tas prekes išvežti, neišvežti, neaišku, ką su tuo daryti. Tai čia pagal procesą galimi keli pasirinkimo variantai, tai reiškia, kad baigti su netikslumais. Tai reiškia, kad mes patį dokumentą paliekam toks, koks yra, tiesiog pažymim, kad kažką su tuo daryk. Arba yra kitas variantas, kaip iškoreguojam pagal tai, ką mes suskanavom. Tai va toks galbūt šitas įdomesnis. Tai šitą mes dokumentą pardavimuose užbaigiam. Taip, čia mes matome būseną, tai yra M-scan baigta koreguojant. Reiškia, kad kažkas tai nepavyko su šito dokumentu ir dabar jau yra vadybos reikalas, kaip šitas organizuotas. Įskambint su klientu, ten pasakyti, kad ar tau vežti tą arbatą be arbatinuko, ar tu savo turėsi. Tai jeigu žmogus sako, kad gerai, arbatos man reikės, tai iš tikro užtenka tą įrašą, tarkim, išmesti, iškoreguoti ir panašiai. Ir tas dokumentas yra paruoštas išvykimui. Ar ne? Jeigu ten, tarkim, būna, aišku, realiame gyvenime bus dideli užsakymai su daug eilučių, tai tikrai visada galima pasižiūrėti tą pirminę informaciją papildomam lange. Tai reiškia, koks buvo pradinis kiekis ir koks jis yra dabar po atrinkimo. Tie skirtumai. Taip, kadangi mano sistemoje jau mačiau, kad čia su tais arbatinukais buvo visai nelabai kažką, tai būtų gerai pasidaryti inventorizaciją, ar ne? Inventorizacija be kažkokio įrenginio turbūt atrodo taip, kad mes atsispausdinam lapą, ir tada bėgam per sandėlį, mėginam sužiūrėti pagal barkodus, aprašymus ir sužymėti varneliam,
ką mes šitam sandėlį turim, paleidžiam galbūt keletą žmonių, kartais gali ir 100 bėgti. Tai ir tuos lapus paskui suneša atgal į buhalteriją, o ten jau tada irgi nesuklyš žmogau, kad viską supildyti taip, kaip reikia. Tai inventorizacijos procesiukas su mSCANu yra kur kas paprastesnis. Taip, keliaujam, pavyzdžiui, į inventorizaciją. Ar ne, yra pakurta operacija, kurioje mes tiesiog atliekame barkoduotų prekių skanavimą. Ir čia yra mano sandėlys, čia jau išvykusios prekės. Tai savo sandėlyje aš galiu ateiti ir tiesiog suskanuoti prekes, kurias turiu. Va. Suskanavau sandėlį. Tai čia inventorizaciją vėlgi galima daryti pilną, galima daryti pagal prekes, pagal galbūt lokacijas, čia organizaciniai dalykai. Ir sakome baigta. Tai va, o pačioje gamoje mes sakom, kad va, inventorizacija baigta šitam sandėlį ir mes turim va tokias prekes. Na taip paprastai. Taip. Dėl mSCANų, jeigu kiltų kažkokių tai dar papildomų klausimų, tai vėlgi prašom klausti Slido. O mūsų klientai iš tikrųjų yra labai, turi tikrai geros fantazijos ir išnaudoja pakankamai įdomiai patį mSCANą. Dirba ir be barkodų. Ir pavyzdžiui, žinau, kad vienas klientas sugeneruoja netgi užsakymus iš anksto vadybininkam, ką jie šiandien turi aplankyti ir ką turi pasiūlyti. Tai va tas žmogus važiuoja su mSCANu ir iš tikrųjų nuvažiuoja pas klientą, susibaksnuoja, ko reikia ir va tas atsigula tiesiai į gamą. Su mSCANu nieko bendro, bet tai veikia. Taip, ir kita dalis, kurią norėčiau paminėti, tai yra integracijos, mūsų API. API yra naudojamas kaip techninė galimybė pasiekti jūsų gamos programoje esančius duomenis. Tai tiek nuskaityti, tiek įkelti naujus įrašus, juos koreguoti, perkelti ir panašiai. Šita galimybė būna pakankamai reikalinga, kai reikia pasiekti iš kažkokios kitos sistemos. CRM-ai, elektroninės parduotuvės, dokumentų valdymo sistemos, kažkokios kitos sistemos, kurias naudojate. Ir tų integracijų iš tikrųjų yra padaryta šiai dienai tikrai nemažai. Ir nemaža dalis Lietuvos įmonių, tų trečiųjų šalių, moka dirbti su Rivilės API, turi programuotojus, kurie puikiai padaro pakankamai įdomius sprendimus. Iš tokių kelių integracijų norėčiau paminėti, kas įdomiausia turėtų būti finansininkam, tai yra integracijos su elektroniniam parduotuvėm. Tam, kad vėl nesiųstų Exceliukų, nereikėtų baksnuoti viską į Rivilę gamą sistemą, mes turime pasidarę standartinius sprendimus su populiariausiom elektroniniam parduotuvėm, tai tiesiog padaromas mygtukas ir importuojam tiesiai duomenis, tiksliau sąskaitas, faktūras ir jeigu reikia klientus į Rivilės gamą sistemą. Iš tikrųjų, kitos įmonės, kurios plačiau pažiūri šitą klausimą, tai integracija daro tokiu principu, kad platesnė prasme prekių siuntimas, prekių kainų siuntimas į elektroninę parduotuvę, likučių pasiėmimas, dokumentų registravimas Rivilė gamos sistemoje. Jeigu turit pajungę kokį nors mSCANą, pavyzdžiui, prekių atrinkimui, tai gali atgal pasimti ir patį procesą, kaip yra pačios prekės atrenkamos, ruošiamos klientui, atiduodamos ten kurjeriui ir panašiai. Tai šitas integracijos daro elektroninių parduotuvių kūrėjai, programuotojai, bet visą tą pasidaro per Rivilę gamą API. Taip pat viena iš tokių integracijų, kurios iš tikro gelbsti situaciją ir tikrai mažina darbo apimtis, tai yra integracija su sandėliais. Dažna įmonė, kuri dirba su prekiam, naudoja vis tiek kažkur tas prekes saugo. Dažniausiai naudojasi trečių šalių sandėliavimo paslaugom,
paslaugos teikiančiom įmonėm, o mes su jomis darome integracijas. Tai reiškia, kad tiek prekių išsiuntimas, tiek faktinis jų išvykimas, kaip Omskano atveju, kad ne viskas išvyko ten su koregavimais ir panašiai, tai visa tai yra integracijos principų suvaikšto visi duomenys tiesiogiai. Tai turime klientų, kurie turi pasidarę tokias integracijas ir keičia savo sandėlių tiekėjus. Tai visada būna klausimas, ar galit padaryti su šituo tiekėjų integraciją, nes mes kitaip jau net ir dirbti negalim ir nenorim. Tai va. Ir turbūt mano tema tokia, baigta, bet aš jūsų vėlgi prašysiu užpildyti slido klausimus, jeigu jų tokių turit. Galite iš tikrųjų pasitarti su kaimynu, greta sėdinčiu, kas buvo aišku, kas neaišku, galbūt prabalsuoti už jau esamą klausimą. Tai va, tai tiek. Ačiū. Ačiū Mariui už tokį vaizdų pristatymą su arbatos pardavimais, atrinkimais ir panašiai. Na ir ačiū Jums labai už tokią gausybę klausimų. Aš supratau, kad jeigu aš juos atsakysiu visus va dabar, šiandien, mes, nežinau, tikriausiai šiandien namo negrįšim. Taip kad bandžiau atrinkti 14 ten įdomesnių, bet šiek tiek net susipainiojau, visi įdomus. Bet žinokit, tikrai nepykit, jeigu dabar neatsakysiu į jūsų, didžiosios daugumos taip ir bus, bet atsakymai tikrai jūs pasieks. Aš suprantu, kad namų darbų turėsiu labai daug. Bet iš kitos pusės tie klausimai bus labai naudingi ir mūsų naujokams, nereikės galvoti užduočių, labai geri uždavinukai bus, ir iš tikrųjų labai praplės gidą. Daugumos jų dar nėra, arba dalinai yra, kiti sakykim, kad yra, tai aš atsiųsiu nuorodas, bet visi kiti greičiausiai nuguls gido dukuose ar šiaip temose, o galbūt dar netgi ir praplės Rivilės Gama funkcionalumus. Taip, kad aš, kaip sakiau, pasirinkau 14 tų klausimų ir pabandysiu dabar, jau nebegaištant laiko, praeiti juos ir atsakyti. Mačiau daug klausimų su skolom susiję, tai čia vienas iš jų yra, kaip atrūšiuoti šiai dienai neapmokėtas sąskaitas faktūras. Kelios vietos yra, tai ir klientų būklė, ir mokėjimų planas, ir suminės skolos, kur galima atsifiltruoti pagal mokėjimo datą, ir ne tik atsifiltruoti ir pamatyti tos dokumentus, bet ir iškart suformuoti pačius mokėjimus. Ar yra pelno nuostolio ataskaita pamėnesiui? Galiu pasakyti, bus.
Ja, taip, nes daug kam reikia, mes kažkaip ją siunčiam, duodam tiem, kur reikia, bet jeigu čia yra tikrai poreikis didelis, bus įdėta į gidą arba ir į sisteminės ataskaitas. Bet tikrai galėsit laisvai, nemokamai pasiimti bet kuriuo atveju. Kaip vedant pirkimo operacijose, čia tikriausiai ir pardavimo operacijose tas pats, kad dokumento ir operacijos datos būtų vienodos. Net nustebau trupučiuką, kad tas klausimas taip reitinguojamas ir į viršų iškilo. Iš tikrųjų yra aprašyta gide, kaip tai padaryti. Vėlgi, nors dabar aš ir paminiu tą klausimą, bet aš atsiųsiu nuorodą, nes dabar neturiu aš kaip parodyti tenai. Bet galima tiek klavišiuką užsiprogramuoti arba tiek pasidaryti, kad automatiškai išsaugojimo metu tos datos susivienodintų. Kadangi skolos visiems aktualu, kaip minėjau, tai čia buvo klausimas, kaip siųsti automatiškai priminimus apie skolas pirkėjams. Yra klientų informavimo sistema, manau, kad dauguma ją naudojat ir iš klientų informavimo sistemos galima suformuoti ir siųsti tiek suderinimo aktus, tiek priminimus, skolų priminimus. O kad nereikėtų kiekvieną ten dieną ar kartą per savaitę eiti ir atsidarinėti tos sistemos, galima labai nesunkiai aprašyti, kad per Windows užduočių tvarkyklę nustatytų laiku, galbūt kiekvieną rytą 3 valandą arba kiekvieną pirmadienį ir penktadienį, sustartuoja Revile Gamma programa, suformuoja skolų priminimus ir išsiunčia tiems, kuriems reikia. Dabar vėlgi, aš pastoviai grįžtu į tai, kad ten yra gide aprašyta, bet iš tikrųjų taip ir yra. Tačiau, jeigu reikia pagalbos, visada mūsų konsultantai gali jums padėti. Ar planuojate sukurti API algos moduliui? Išduosiu, kad šiandien jau mačiau naujienose, kad jau kai kuriems algos modulio šitas darbuotojų sąrašui, kitoms kortelėms jau API yra. Tiksliau pasirodys ten kitą savaitę. Kokios galimybės naudoti programą Latvijos ir Estijos įmonėms? Yra pilnai galimybės. Mes turim vertimą į anglų kalbą ir į latvių kalbą. Estiško vertimo neturim, reiškia, Estijos įmonės turėtų naudoti anglišką variantą, bet ir naudoja, ir jokių problemų nėra. Taip, ar papildomai kainuoja PDF-o sąskaitų faktūrų įkėlimas į Revile? Šiaip jau, jeigu naudositės mūsų trečių šalių pagalba, visą tie dalykai derinami su trečiom šalim, mes to neturime, kad nuskenuotų ir sukurtų operacijas tiesiai iš PDF-o. Jeigu čia klausimas turėjo omenyje, kad pačius dokumentus prisekti, taip, Revilėje yra galimybė laisvai prisekti tiek pačius dokumentus, tiek nuorodas į juos. Ar galima į sąskaitą įkelti nuorodą apmokėjimui? Čia tikriausiai turima omenyje, kad paspaudus tą nuorodą iškart jūs nukreiptų į internetinę bankininkystę ir jūs galėtumėt tiesiai jau atlikti mokėjimą. Taip galima, dabar čia vienas iš tokių pakankamai naujų dalykų, jau yra aprašyta irgi ir čia per BlueEMI sistemą yra padaryta. Nuorodą su QR kodu įkeliame į pačią sąskaitą, patį dokumentą, jeigu jį atsispausdinate, tai su mobiliu telefonu galima nuskenuoti ir iškart nusiunčia į mokėjimą. Taip pat nuorodą galima rodyti ir pačiam elektroniniam laiške,
kad paspaudus mygtuką ten žodelį, koks nors čia ar mokėjimas, koks tenai bebūtų, jūs nukreiptų į mokėjimą ir iškart būtų suformuota tiek suma, tiek kliento atsiskaitomoji sąskaita, tiek mokėjimo paskirtis. Ir nebereikėtų viso to suvedinėti atskirai. Tikrai, manau, pasinaudosit tuo. Taip, dabar buvo Foxpayus, va čia manęs klausė kolegė, buvo Foxpayus, dabar mes padarėm naujai per Blue EMI sistemą. Žiūrint, kurią naudosite. Kuo iš principo skiriasi personalo V1 versija nuo personalo V2 versijos ir ar būtina pereiti prie V2 versijos? Ilgai užtruko tas procesas, kol išleidom V2 versiją, tačiau tikrai joje yra daug pasikeitimų, kurie galbūt taip vizualiai nėra matomi. Aš nesakyčiau, kad jūs privalote pereiti. Tai nėra privaloma, bet reikėtų apsvarstyti, ar tikrai jūs norit likti prie senos versijos, kuri praktiškai nebebus vystoma, ar pereiti prie naujos V2 versijos. Visi vystymai, visos naujos ataskaitos daromi bus tik V2 versijoje. O kas pasikeitė? Iš esmės pasikeitė pats atostogų skaičiavimas. Čia vieniem buvo dėl tikslumo, kitiem ypatingai kliuvo, kad buvo skaičiuojama ilgai. Ir dabar, jeigu tai programiškai žiūrint, visiškai kitais principais yra jis paremtas ir tuos klausimus, tas problemas, kurios buvo anksčiau, mes laikom, kad jis įsprendė. Be to atsirado daug glaudesnis ryšys tarp personalo ir algų modulio. Jeigu kas dirbate su personalu anksčiau, kaip žinote, iš personalo į algos dokumentus persikeldavo priėmimo, atleidimo ir atostogų operacijos, tai dabar realiai yra galimybė apsirašyti, kad bet kokio tipo operacijos iš personalo operacijų persikelia, sugeneruoja jūsų aprašyto tipo dokumentus algos dokumentuose. Ir aišku, apie čia, kur pristatinėjo dar Marius mGamma galima tik tai su versija V2. Šiaip aš asmeniškai tikrai labai rekomenduoju visiems pereiti prie tos personalo V2 versijos. Kaip pereiti yra aprašymas, tikrai labai paprastai visa tai vyksta. Kaip susivesti atostogų likučius V2 versijoje? Čia gal labiau klausimas tų žmonių, kur dar net nedirbo su personalu, o norės pradėti dirbti, irgi yra aprašyta. Tai yra atskira operacija, kurioje ir susivedat panaudotas atostogas iki tam tikros datos. Taip, toliau. Ar yra galimybė ataskaitas matyti tik konkrečioj įmonėje? Čia tikriausiai aktualu, kai daug papildomų ataskaitų, jos labai skiriasi vienose įmonėse ir kitose. Tai pas mus yra, kaip pastebėjot, sisteminės ataskaitos, yra papildomos ataskaitos, kurias jūs daugiausiai ir naudojat. Ir retai kas naudoja ir žino, bet yra SQL-inės ataskaitos, kurios būtent tik toj konkrečioje įmonėje galioja ir dar priedo yra duomenų bazėje, kas replikuojasi aktualu, ir yra įmonės ataskaitos. O įmonės ataskaitos matomos tik toje įmonėje, kuriai jos priskirtos. Taip, kad jeigu tai aktualu ir kreipkitės į mūsų konsultantus, kurie tas papildomas ataskaitas kuria, kad padėliotų vienokios ar kitokias tada jų rūšis. Taip, ko reikia, kad su kaupikliu atliktume inventorizaciją? Matyt, čia dar reikia paakcentuoti. Marius parodė kaip.
Na ir ko reikia? Reikia, aišku, M-skano, reikia paties kaupiklio, tai yra delninuko, kuriame per internetinę naršyklę jūs tą M-skano modulį galėtumėte paleisti. Ir reikia, kad prekės turėtų barkodus, kad galėtumėte nuskenuoti. O tada tikrai pamatysite, kad inventorizacija tikrai nėra kažkoks labai sudėtingas ir ilgas procesas. Kaip Rivile Gama programoje nurašomas sunaudotas kuras? Yra keli būdai kurui nurašyti. Vienas iš jų tai yra kelionės lapai. Dalis įmonių juos veda, tada galima ir paskaičiuoti, kiek pagal normą reikėjo to kuro sunaudoti, kiek realiai sunaudojo, virš normos nurašyti vienas sąskaitas, normos ribose į kitas sąskaitas. Kas nenaudoja transporto modulio, galima kurą pirkti kaip prekę, tiesiog į sandėlį, ir paskui nurašinėti per operaciją su atsargom, o jeigu norit nurodyti, kuriam automobiliui jisai skirtas, tai automobilį aprašyti arba objektų sąraše, arba centre, arba serijoje. Dar vienas būdas yra, kai kuras perkamas jau tiesiai ir nurašomas į sąnaudas, be jokio sandėlio. Tai reiškia, jūs apsirašot pirkimo kodą arba apsirašot paslaugą, na ir tada perkat ir lygiai taip pat, kaip ir perkant prekę, galima nurodyti automobilį vienoje iš tų mano minėtų dimensijų - serijoje, centre arba objekte. Ar jau turite GPAIS? Taip, pakuočių apskaitai mes jau turime GPAIS. Jau ir pakankamai nemažą įdirbį turim, tikrai nemažai didelių įmonių jau ta integracija yra įsidiegę. Ir jeigu kažkam reikia, tada kreipkitės. Tai yra atskiras modulis, tiesiai pačioj Rivile Gama programoje nėra, tačiau jisai labai bendrai įsikomponuoja, jį įdiegus jau ten net nesimato, kad jis yra atskirai, tiek informacija vedimui jau eina per prekių korteles, tiek sugeneravimui GPAIS duomenim eina iš pirkimų, pardavimų, žodžiu, iš tų pačių modulių, su kuriais jūs dirbate. Taip, kad drąsiai sakykit, kam to reikia. Toliau dar buvo klausimas dėl biudžeto. Net porą aš ten klausimų mačiau, bet taip iš esmės. Tai nėra taip dažnai naudojamas modulis, bet yra klientų tikrai, kurie naudoja ir labai nagrinėja tą biudžetą. Esmė kokia biudžeto modulio, kad planas palyginamas su faktu. Taip, grubiai tariant. Dabar palyginamas galimas mėnesio lygyje, pusę metų, ketvirčių, galima visos įmonės, galima padalinio, galima kažkokio projekto, jeigu jis bus objektas, pavyzdžiui. O esmė tame, kad planas yra suvedamas, o faktas tai yra mūsų didžioji knyga, tai yra didžiosios knygos operacijos, kuriuose viskas tenai ir kaupiasi. Planas yra suvedamas pagal biudžeto straipsnius. Biudžeto straipsnis tai yra arba lygiai tas pats, kas balanso sąskaitų plano sąskaita, arba kažkas stambiau. Jis gali apimti kelias sąskaitų plano sąskaitas. Taip suvedamas planas, faktas, kaip sakiau, jau yra. Ir tada yra ataskaitos, kurios jau daro palyginimą plano fakto, išveda skirtumus, paskaičiuoja kažkokius rodiklius. Tai va, jeigu aktualu, šitą jūs tikrai galite įsigyti ir naudoti. Kadangi čia viskas vis tiek susiję su kursais pažengusiems, tai čia ir buvo klausimas, o kaip bus organizuojami kursai pažengusiems.
kaip dabar yra organizuojami pradedantiesiems tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, taip analogiškai bus organizuojami ir kursai pažengusiems. Geriausia žinoma, tai kad kadangi jau pažengę, nebe pradinukai, taigi mokat visi mokytis savarankiškai ir kad jūs visą tą medžiagą skaitytumėt savarankiškai. Bet jeigu norit komandoje, sakykim, tada tikrai kviečiam kreiptis pas mus į mokymo centrą ir tiek vienaip, tiek kitaip mes tos kursus galėsim paorganizuoti. Kaip greičiau užpildyti tabelį? Keli variantai yra. Vienas, sakykime, pildomas tabelis Rivilėje. Dabar dėl to greitumo. Čia jau kaip jūs susidėliojat ir man atrodo viską vedant nuosekliai pilnai, jau to rankinio darbo tikrai yra nedaug. Kas yra tabelis? Pirmiausia, jisai susiformuoja kalendoriaus pagrindu. Reiškia, kalendorių turi turėti, jeigu sisteminį mes pateikiam, galit susimportuoti, galit kitus kalendorius užsipildyti vėlgi automatiškai, analogiškai. Toliau yra įdarbinamas personalas. O kad įdarbint personalą, bet įdarbinkit jų savo darbuotojus, kad per mGamą teiktų prašymus. Taip, jeigu jie per mGamą teiks prašymus, jau ir personalo sąraše nebereikės pačiam buhalteriui ar ten personalo darbuotojui vesti visų tų atostogų. Prašymai atostogoms, komandiruotėms ateis iš mGamos. Reiškia, iš personalo patvirtinsit, susiformuos algos dokumentai. Į algos dokumentus jūs galite tiesiai iš Sodros importuoti ligonlapius. Tada atėjus į tabelį, reikės paspausti mygtuką ir sukris informacija iš algos dokumentų ir praktiškai viskas užsipildys, pasiskaičiuos vėl paspaudus mygtuką. Kas belieka suvesti ranka, aišku, tuos nukrypimus į naktį dirbo, viršvalandžius tiesa, vėlgi galima mygtuką paspaudus paskaičiuoti, tai ten naktis lieka ir švenčių diena. Taip, kad tas tabelis tikrai palengvės jums. Na ir dar galima, aišku, mes siūlom, jeigu kas pageidauja, importo iš Excelio. Tai va, jau kaip ir man skirtas laikas eina į pabaigą, klausimų yra begalės. Kaip sakiau, tikrai pažadu, atsakymai jūs pasieks. Ačiū visiems labai už tokią galybę jų, reiškia, tai tik patvirtina mano nuomonę, ką aš visada sakau, kad su Rivilės programa dirba kūrybingi ir žinių trokštantys žmonės, kadangi tiek klausimų užduoda. Todėl tikrai labai tiek metų su jumis man labai malonu dirbti. Ačiū jums visiems. Artėja renginys į pabaigą. Viską, ką mes girdėjom, tai buvo apie mūsų produktą, su kuriuo jūs šiandien dirbat, apie Rivilę Gamą. Dažnai visi sakom, naudoju Rivilę. Iš tikrųjų naudojam Rivilę Gamą. Ne? Turiu jums dar vieną istoriją. Mes nuolatos nagrinėjom Lietuvos ir pasaulio rinką ir susidūrėm su tokiom 3 tendencijom arba 3 vartotojų grupėm. Pirma grupė, šiuo metu labai auganti, sako, mes norim produkto, kuris veiktų debesyje. Nieko nereikia instaliuoti, nieko nereikia pačiam prižiūrėti, tiesiog jungiasi per naršyklę ir dirbu. Antra vartotojų grupė, net ir buvo beje klausimas per sli.do,
Yra, kurie sako, mums nėra labai svarbu, ar programa yra kompiuterinė, ar veikianti debesyje, bet mes norime naujo dizaino. Vat, naujo dizaino yra būtina. Ir trečia vartotojų grupė, kuri yra tikrai labai didelė, sako, jeigu ką nors pakeisit programai, tai mažai nepasirodys. Atsižvelgdami į tai, mes padarėm tokį žingsnį. Sukūrėme naują produktą, tai yra visiškai naujas, iš karto jį pozicionuojame pirmiausiai kaip verslo valdymo sistemą, kuri turi savyje apskaitos modulį. Jinai veikia debesų pagrindų. Joje yra sudėta tai, kas per ilgus metus pasiteisino Rivile Gamma produkte. Ir tai yra nauja technologija, tai yra debesis, tai yra visiškai naujas dizainas. Ir tokiu būdu mes labai aiškiai apsisprendėme, kad būsime 2 produktų kompanija. Tai yra 2 atskiri produktai, skirtingi žmonės su jais dirba, skirtingas dizainas, dalis procesų sutampa, kurie pasiteisino, dalis nebesutampa ir nesutaps kažkiek ir ateityje. Ir kiekvienas tikime, kad galės pasirinkti tai, kas jam aktualu. Mes taip norime, kad Lietuvoje nebūtų klausimų, kurios kompanijos verslo valdymo sistemą pasirinkti. Ir kad tiek maža kompanija, kuri turi kelis darbuotojus, tiek ir didžiosios kompanijos, kurios dažnai išleidžia didelės sumas užsieniniams produktams, pilnai rastų viską, ko reikia ir tam tikrai labai nuoširdžiai dirbsime. Kadangi jūs esate smalsus, tai tie, kas esat patys smalsiausi, galite išbandyti Rivile ERP lygiai taip pat. Užsiregistruoti mūsų tinklapyje, pabandyti nemokamai, galbūt ateis pas jūs nauja įmonė. Gali tą naują įmonę paleisti vienam produktui, su esamom dirbti kitam produktui. Tai yra jūsų visiška laisvė, tiesiog jie tarpusavį niekaip nėra susiję. Bet jūs galite išbandyti ir tą, nes galbūt turite ir pas save klientų, ypač jeigu teikiat buhalterinės paslaugas, kur vieni sako, man labai tinka taip, kaip yra, ir yra tokių, kurie sako, aš noriu pats jungtis, noriu pats kažką suvesti, noriu pats kažką matyti, nieko nenoriu girdėti apie remote desktop connectionus, nieko nenoriu girdėti ten apie kažkokius kitokius prisijungimus, duok man naršyklę, aš telefonę atsidarysiu ar planšetėje važiuodamas kažką padarysiu, suvesiu ir tokiu būdu dirbsiu. Tai tikiu, kad visi išsirinksit, tas, kas patinka, bandykit, būkit smalsus, labai ačiū už klausimus. Ir dabar yra trumpas toks tik apibendrinimas, kad tikiuosi iš Violetos nepamatėte, kiek visko yra daug. Aš ten tos klausimus peržiūrėjau, ten jų dabar yra jau 250, tie, kurie prasideda ar, ten 99% atsakymas yra taip, ar galima, ar yra, ar taip toliau. Tie, kurie yra kaip, 99% atveju atsakymas yra parašyta gide, taip, bet yra dar tie keli procentai galbūt, kur ne arba nėra gide, tai mes juos pasipildysim, bet kaip ir sakė Virginija, tikrai atsakysim. Tikiuosi Mariaus parodymas, kaip Gamma gali tapti mobili, išeiti už ribų, išeiti į telefonus, kaip tie žmonės, kurie neturi Gamma licenciją ir su jie niekada nedirbs, per mGamma gali su jie sąveikauti. Tai tikiuosi visą tai pamatėte, pajautėte ir galėsite panaudoti. Naudodamasis progą labai visiems noriu padėkoti tiem, kurie klientų patirties tyrimuose juos užpildo ir pasako mums savo nuomonę apie mus. Mes tikrai labai atidžiai skaitom ir nagrinėjom. Pavyzdžiui, praeitais metais buvo daug klausimų ir pastabų algų moduliui ir dėl to šie metai buvo labai daug skirta patobulinimų ir pakeitimų tiek mGamma prizmėje, tiek pačiame algų modulyje.
Tai tikiuosi tą ir darysite toliau. Ir dabar labai norėčiau jūsų paprašyti įvertinti šį renginį. Tai yra tas pats slido, tik šį kartą reikia kodą įvesti ne 300-600, o 300-800. Beje, čia mispel, sli.do, nereikia slid.do. Ten yra teisingai. Tai mes tik pradėjom renginį ir kažkas jau komentaruose parašė, kad padarėt klaidą. Tai čia spėjom pasitaisyti, čia jau, kaip sakant, kompiuteris ant scenos. O kol jūs pildot, aš labai noriu pakviesti visus Rivilė darbuotojus, visus Rivilė atstovų darbuotojus prisijungti prie manęs čia scenoje. Kągi, tie, kas esate online, labai jums ačiū, kad buvot. Jums jau renginys baigėsi. Tie, kas esate čia gyvai, tai dar turime visą valandą iki 4:30, galime diskutuoti. Prieikit prie kiekvieno iš šių nuostabių žmonių, kurie visą savo laiką skiria jums ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ir labai dėkui jums, kiekvienam dalyviui, kiekvienam pranešėjui, kiekvienam darbuotojui, kiekvienam susijusiam organizatoriui, mūsų pagalbininkam. Visiems labai ačiū. Geros tada likusios dienos. Pau!